Trapecija. Pamoka trumpai, paprastai, aiškiai. Trapecija tai keturkampis, kurio dvi kraštinės yra lygiagrečios, o kitos dvi yra nelygiagrečios. Kraštinė LM yra lygiagreti kraštiniai KM ir jos yra vadinamos trapecijos pagrindais. Kraštinė KL nėra lygiagreti kraštiniai MM. Jos yra vadinamos trapecijos šoninėmis kraštinėmis. Prie trapecijos šoninių kraštinių esančių kampų dydžių suma lygi 180 laipsnių. Kampas K ir kampas L yra prie šoninės kraštinės KL ir jų suma yra lygi 180 laipsnių. Kampas M ir kampas N yra prie šoninės kraštinės MM. Jų suma yra lygi 180 laipsnių. Užduotis. Koks nežinomų trapecijos kampų dydis? Kampas B yra prie šoninės kraštinės AB. Kampo A dydis yra žinomas. Jų suma yra lygi 180 laipsnių. Todėl iš 180 laipsnių atimame žinomą kampą, kurio dydis 65 laipsniai ir gauname, jog kampo B dydis yra 115 laipsnių. Taip pat apskaičiuojame ir kampą D, nes jis yra prie šoninės kraštinės CD, o kampo C dydis yra žinomas. Todėl iš 180 laipsnių atimame žinomo kampo C dydį ir gauname, jog kampo D dydis yra 60 laipsnių. Ko mokys? Trapecija. Ką sužinojai? Kas yra trapecija? Kam lygi trapecijos kampų esančių prie šoninių kraštinių suma? Jei atsakys šios klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis.